Labadiena iš Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos. Aš esu Donata ir su jumis sveikinuosi tą progą, kad šiemet mūsų biblioteka švenčia 75 metų jubiliejų. Turime ir šūkį iš praeities į ateitį 75 metai kartu. Labai smagu pristatyti bibliotekos direktorę Emiliją Banionytę. Labas rytas, direktorė. Labas rytas. Pabandysime pasikalbėti ir apie bibliotekininkystę, apie tai, kokia yra biblioteka šiandien, na ir aišku, kokia yra mūsų bibliotekos vizija po galbūt dar 75 metų. Mes, direktorė, kalbamės Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės išvakarėse. Kaip jums atrodo, koks šiandien palinkėjimas būtų geriausias bibliotekininkui? Manyčiau, kad mylėti žmogų, mylėti skaitytoją, mylėti savo profesiją ir ją didžiuotis. Nebijoti pasakyti, kad esi bibliotekininkas. Jūs, Emilė, ir esate bibliotekininkė, tiesa, studijavote bibliotekininkystę Vilniaus universitete. Kodėl pasirinkote šią specialybę? Taip, iš tiesų baigiau bibliotekininkystės studijos Vilniaus universitete, bet tiesą sakant, atsitiktinai tenais papuoliau. Stojau į anglų kalbą ir nesurinkau pakankamai balų, pritrūko pusės balų ir mandatinės komisijos metu man buvo patarta, kad su tokiais gerais balais galėčiau patekti į lietuvių kalbą arba į bibliotekininkystę. Na, aš kažkaip pagalvojau, kad lietuvių kalbos aš nenoriu, o bibliotekininkystė, galvoju, pasimokysiu čia kokius metus, o po to žiūrėsiu, ką darysiu. Ir kai atėjau, pamačiau, kad čia visai įdomu ir užsikabinau ir likau. Ar galite prisiminti tas studijų įdomiausius galbūt momentus? Tai va, kaip jūs sakote, kažkas jūs užkabino ir jūs nusprendėte čia pasilikti ir likote visam laikui. Kas buvo? Ar dėstytojas, ar kažkoks įvykis? Va tai, kas jūs pamilote bibliotekininkystę, kaip suprantu. Iš tiesų buvo labai įdomu studijuoti. Man kažkaip atrodė, kad ta bibliotekininkystė yra toksai gal ir nuobodus mokslas ir tikrai nebūčiau pati sugalvojusi studijuoti, nors mano tėvas labai norėjo, kad aš būčiau bibliotekininkė. Nes jam atrodė, kad bibliotekininkystė čia labai moteriai tinkamas darbas, ramus, inteligentiškas, bet man taip neatrodė. Bet pradėjus studijuoti, pamačiau, tikrai susipažinau su labai gražiais, įdomiais žmonėmis. Ir dalykų buvo labai įdomių. Pavyzdžiui, mums dėstė pramonės šakų technologiją. Ar galėtumėt pagalvoti, kad bibliotekininkas mokosi pramonės šakų technologijos? Tai bibliotekininkystė yra labai platus mokslas ir reikia žinoti apie viską. Tai ir sužavėjo, o jeigu klausėt apie žmonės, kokie sužavėjo, tai be abejonės Levas Vladimirovas, profesorius Levas Vladimirovas buvo tas žmogus, kuris, buvo neeilinė asmenybė, mes su juo labai susidraugavom ir aš pasirašiau ir kursinius darbus, ir diplominį darbą. Jisai mane mėgo, nežinau kodėl, bet tiesiog pasikviesdavo pasikalbėti ir pakvietė pats rašyti diplominį darbą pas jį. Rašiau darbą apie Britų biblioteką. Tuo metu net svajonėse tolimuose negalėjau pagalvoti, kad aš toj Britų bibliotekoje ir lankysiuosi, ir būsiu, bet tai tas žmogus, kurį tikrai norėčiau labai šiltai prisiminti, tai profesorius Levas Vladimirovas. Bet Britų bibliotekoje apsilankėte paskui? Taip, ir ne vieną kartą. Apskritai, jūs turbūt labai daug esate apkeliavusi pasaulio ir mačiusi įvairių šalių bibliotekų, ar ne? Taip, gyvenimas susiklostė taip, kad atgavus nepriklausomybę atsivėrė vartai, o mano turbūt tas bilietas į pasaulį ir pasaulio bibliotekas buvo tai, kad aš gerai mokėjau anglų kalbą. Ir pavykdavo gauti įvairias stipendijas, įvairius grantus, ypatingai per Atviros Lietuvos fondą, tai tikrai teko pakeliauti ir pamatyti daug pasaulio bibliotekų. Na, o dabar, kai taip nužvelgėte praeitą kelią, ar galite įsivaizduoti, kuogi vis dėlto jūs galėjote tapti, jeigu ne tos studijos bibliotekininkystės? Galėjau gal daug ko tapti, bet kas man patinka, gal būčiau kokia nors ekskursijų vadovė, nes man patinka keliauti. O gal būčiau sodininkė,
nes su amžiumi didėja interesas sodininkystėje. Tai, žodžiu, profesijų aš apskritai galėčiau būti bet kuo, man atrodo, dėl to, kad niekada neskirstau žmonių irgi gera, bloga profesija. Yra darbas, kuris tau patinka ir gali jį dirbti. Arba jeigu tau atsitinka taip, kad tau reikia pinigų, tai tada irgi gali bet kokį darbą dirbti. O kaip skaitimas? Ar lieka laiko skaityti, dirbant bibliotekos direktore? Norėtųsi to laiko daugiau, tikrai laisvalaikio yra nedaug, bet be skaitimo aš neįsivaizduoju savo gyvenimo. Ir tikrai skaitau, man patinka pažintinės knygos, man patinka kelionių knygos, man apie įvairius kraštus, man nepatinka kulinarinės knygos, nepatinka fantastika, tai šitų knygų ir neskaitau. Jums teko dirbti dar bibliotekoje, kuri nebuvo tokia moderni, kokia yra šiandien. Šiandien bibliotekos turi 3D spausdintuvus, įvairiausios technikos, yra tikrai labai kompiuterizuotos. O jūs dirbote dar tuo laiku, kai reikėdavo ranka rašyti ant kortelės žmogaus vardą ir pavardę. Ar galite prisiminti tuos laikus? Mano iš tiesų pirmasis darbas bibliotekoje buvo dar man studijuojant universitete, norėjau užsidirbti pinigų kelionėms. Tai todėl ir dirbau vienoje Vilniaus akademinėje bibliotekoje ir darbas buvo tikrai toksai, na, šiandien pasakytum, labai neįdomus. Ateidavau ir man būdavo palikta krūvelė kataloginių kortelių, jau aprašytų kataloginių kortelių ir ant kampo būdavo užrašytas skaičius. Pavyzdžiui, 3, 5, 6. Ir mano darbas būdavo tas korteles dubliuoti. Nebuvo aparatūros, kuri galėtų ar nuskanuoti, ar atšviesti ant tų kortelių ir reikėdavo tiesiog sėdėti ir spausdinti. Ne ranka rašyti, nors studijuojant mes būtent mokinomės, kaip ranka rašyti, nes tai buvo specialus šriftas, reikėjo rašyti specialiu šriftu, ne didžiosiom, ne mažosiom raidėm, tiesiog specialiu šriftu, bet reikėjo rašyti, ką aš dariau, tai spausdinau. Tai jau kai kokią 6 kortelę spausdini, atmintinai moki, tai tikrai labai neintelektualus darbas, bet kai reikėjo pinigų, kaip aš ir sakiau, gali dirbti bet kokį darbą. Tai su mechaninė mašinėle daužai pirštus ir spausdini tas korteles. Tai va čia buvo toks pirmasis mano bibliotekinis darbas. O kaip vertinate tą bibliotekų modernizaciją? Ar išvelgiate tik tai pliusus joje? Ar galbūt matote ir kažką tokio, ko šiandien trūksta, tai kas buvo anksčiau bibliotekose? Na, iš tiesų, modernizacija yra neišvengiama. Ir, pavyzdžiui, šiandieną aš nebeįsivaizduoju bibliotekos su korteliniu katalogu, kad žmogus, norėdamas užsisakyti knygą, turėtų ateiti į biblioteką, pasiieškoti kataloge, ar yra ta knyga ar nėra. O kompiuterinis katalogas atnešė, na, ženklų progresą. Yra kitos priemonės, kurios yra bibliotekoje, tai ir įvairiausi ir dronai, virtualios realybės ir taip toliau. Tai irgi neišvengiamas dalykas dėl to, kad mes gyvenam ne kažkokie izoliuoti. Mes negalim, turėti tik tai ritinėlius ar tik tai popierinės knygas. Žmonės ateina į biblioteką įspūdžio. Ateina ne tik tai pasiskaityti knygą, ateina praleisti laisvalaikį, ateina pabendrauti su kitais žmonėmis. Ir pagaliau susipažinti su ta modernia technika, kuri atsiranda ir kurios dažnas pats negali nusipirkti. Tai biblioteka yra ta vieta, kur nemokamai jisai gali tuo visų gėriu pasinaudoti. Bet turbūt yra vis tiek dalis žmonių, skaitytojų, kurie ateina į biblioteką ir ilgisi tos kabutėse senosios bibliotekos, kur būdavo labai tylu visur, kur visi tik skaitydavo popierinės knygas ir labai stebisi, kai yra ir mediateka, yra medijų biblioteka, kai yra įvairi technologija, apie kurią jūs paminėjote. Tai už tai biblioteka turi turėti įvairių erdvių.
Ir tiems žmonėms, kuriems norisi ramybės, kurie nori pabūti tik su knyga tyloje, reikėtų sudaryti tokias sąlygas ir reikia sudaryti tokias erdves, kur jie toje tyloje ir galėtų būti. Na, aš tikrai nemažai važinėjau po pasaulį ir štai nesenai praeitą savaitę grįžau iš Dresdeno ir lankėmės ten Dresdeno miesto bibliotekoje, kuri labai gyva, kur labai daug žmonių ir labai toksai šurmulys, bet jie irgi turi vieną skaityklą, gana didelę skaityklą, kurioje yra tylos zona. Taip yra ir parašyta, įeinant į tą skaityklą, kad čia yra tylos zona. Čia negalima nei kalbėtis, nei kažką tai tokio garsiai daryti, nei valgyti toj skaitykloj. Toj skaitykloj gali tik skaityti. Tai tokių zonų yra ir jeigu jų reikėtų ir daugiau padaryti. Jau užsiminėte, kad praėjusią savaitę lankėtės Vokietijoje su darbo stebėjimo vizitu ir ten tikrai matėte įvairių bibliotekų, paslaugų jų, naujovių. Ką galite dar išskirti iš tos kelionės, ką jūs parsivežėte, norėtumėt pasidalinti su mumis? Na, labai daug edukacijų. Toje bibliotekoje kas nustebino ir apie ką jie pagrindė kalba. Na, knygos ten kaip ir savaime suprantama, tai yra edukacijų galybė. Ir mes kažkaip tas edukacijas labai sureikšminam, kokios jos turi būti, kad jos turi būti paruoštos, jos turi būti aprašytos, ką žmogus išmoks, ką padarys. Ten labai paprastai žiūri tą dalyką. Žiūri taip, kad jiems žmogus, kuris ateina žmogus bendrauti ir kažką išmokti. Ir tai yra labai paprasti dalykai. Ir kalba jie apie, na, pavyzdžiui, mane kas nustebino, kad jie mokina vaikus elementaraus kompiuterinio raštingumo. Tai man atrodytų, kad šičia mokykla turėtų šitą daryti, nes jie pastebėjo, kad vaikai yra gimę su telefonu rankoj. Telefoną jie valdo puikiai, bet kada jie ateina į mokyklą, jie nebemoka, pavyzdžiui, jiems užduoda kokį nors darbą parašyti, jie nemoka elementariai parašyti kompiuteriu darbo, jo suformatuoti, padidinti šriftą, padaryti šriftą ar italikų, ar pakeisti šriftą, o jau su paruoštą darbą jie net nemoka jo pavadinti, kur jį reikia išsaugoti, kaip jį reikia išsiųsti iš kompiuterio. Žodžiu, jie yra tokie telefono, o ne kompiuterio vaikai. Ir pasirodo, kad Vokietijoje šitų dalykų mokykla galvoja, kad jie viską moka, jie gimė mokėdami, arba turi tėvai pamokyti, tėvai neturi laiko šito daryti, tai tuo užsiema biblioteka. Man įstrigo dar jūsų pasakojimas, kad Dresdeno miesto bibliotekoje skaitytojo pažymėjimas yra mokamas. Galbūt tai labiau drausmina tos skaitytojus, vartotojus? Na, šiuo metu labai dažnai mums, kiek mes kur ėjom, kiek šnekėjom, visi sakė, kad dabar jų miestas išgyvena finansinę krizę, nors taip kaip ir nesimatytų, bet, žodžiu, išgyvena finansinę krizę ir visai kaip taupo. Tai tas bilietas jisai buvo pigesnis, dabar jisai yra brangesnis. Ir, na, įvairios kategorijos tų bilietų yra, tiesiog jie mano taip, kad tai yra drausmė ir dar be to, kad tai yra simbolinis mokestis, nes 30 eurų metams yra tas, na, standartinis dydis mokestis, 20 eurų, 30 atsiprašau šeimai. Tai jie mano, kad žmogus gauna daug daugiau paslaugų, negu kad už tą bilietą sumoka. Kas dar yra, kas mane labai nustebino, kad į visus renginius irgi reikia mokėti. Jeigu tu ateini į renginį, tu moki irgi 2, 3, 5 eurus. Tai mane šitas be galo nustebino, bet jie mano, kad tai drausmina. Tai drausmina. Ir dar be to valdo srautus, nes jie sakė, kad ateina tiek daug žmonių, kad jie jau nebesugeba jų priimti, tai jie apmokestina tuos lankytojus. Gerai, sugrįžkime į Lietuvą dabar. Sakykite, direktorė, kaip jūs įsivaizduojate, kokia yra Lietuvos viešųjų bibliotekų vieta šiandien, apskritai ir Lietuvos kultūriniam lauke, ir apskritai visoje Lietuvoje? Kokį mes turim įvaizdį, kokie mes esam? Na, aš manyčiau, kad tas įvaizdis priklauso nuo to, kas vertina.
Jeigu vertina žmogus, kuris lankosi bibliotekoje, kuris joje skaito, jisai vertina ir jisai gana aukštai vertina. Ir ką rodo tyrimai? Tyrimai rodo, kad bibliotekomis žmonės pasitikė ir kad yra labai aukšti įvertinimai. Bet jeigu paklaustumėme žmogaus, kuris prieš 30 ar 40 metų lankėsi bibliotekoje, galbūt tada, kai jis kažkada tai mokėsi universitete arba kažkada tai ėjo į mokyklą, tai jo atminty gal tas įvaizdis ir yra, kad biblioteka tai yra tokia vieta, kur išduodamos knygos ir viskas, ir daugiau nieko. Tai gal nėra labai aukštas tas vertinimas. Bet jūs ir pati bibliotekoje karts nuo karto ypatingom progom vedate ekskursijas ir lietuvių, ir anglų kalba. Tai turbūt esate pastebėję, kad tie žmonės, kurie praeina pro mūsų biblioteką, įeina į tas skirtingas veiklų erdves, turbūt jų akys tokios didelės būna, ar ne? Taip, iš tiesų labai daug žmonių nelabai įsivaizduoja, ką biblioteka veikia. Tai ne tik mūsų lankytojai, bet ir žmonės, kurie ateina pas mus dirbti, tai jie irgi, kada vyksta naujo darbuotojo adaptacija ir jie pereina per visus skyrius ir susipažįsta su veiklomis, tai ir jų akys būna labai didelės ir sako, vau, kiek čia visko yra ir kaip aš čia nepasimesiu šitoje gausybėje. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje jūs dirbate direktorė antrą kadenciją. Ar galit pasakyti per šiuos metus, kas jūs labiausiai nudžiugino, ar kažkoks darbas atliktas, ar ta perspektyva, kur link mes einam ir dirbam? Pasakysiu labai atvirai, kad man pats didžiausias ir pati geriausia šventė buvo tada, kada buvo pasirašytas bibliotekos po remonto pridavimo aktas. Kai aš atėjau čia dirbti 2019 m. sausio pabaigoje, biblioteka buvo prieš kelias savaitės labai šventiškai ir gražiai su prezidente, dalyvaujant prezidentei ir perkerpant juostelę, atidaryta. Bet bibliotekos pridavimo po remonto aktas nebuvo pasirašytas. Aš apie tai sužinojau ne iš karto pradėjus dirbti, bet kažkiek vėliau ir mane apėmė siaubas dėl to, kad faktiškai mes gyvenom ir dirbom statybų aikšteliai. Ir to negalėjo būti. Bet, aš nebegalėjau uždaryti bibliotekos, nes džinas jau buvo išleistas iš butelio. Ir užtruko 2 metus. 2 metus, pakol mes padarėm visus tuos darbus, kuriuos reikėjo pabaigti ir padaryti, kurie buvo, kažkas tai buvo klaidingai padaryta, pakol buvo tas aktas pasirašytas. Ir tada man iš tiesų palengvėjo. Taip, kaip koks akmuo nukrito nuo širdies, kad pagaliau mes dirbam legaliai ir galim, žodžiu, priimti skaitytojus ir jeigu kažkokiam skaitytojui atsitiktų, tai mes nesam statybų aikštelėje. Tai čia toks pasidžiaugimas jūsų, ar ne? O koks galbūt didžiausias skaudulys, kurį dar matote ir norėtumėte, kad išspręsti jį? Didžiausias skaudulys irgi susijęs su statybomis, dėl to, kad dabar pusė bibliotekos yra renovuota ir labai graži, o kitoj pusėje dabar vyksta kapitalinės statybos. Dalis bibliotekos patalpų yra neprieinama nei skaitytojams, nei bibliotekininkams, nes ten vyksta kapitalinis remontas. O dirbti kapitalinio remonto sąlygomis yra didelis iššūkis. Tai mano svajonė būtų kuo greičiau suremontuoti visą biblioteką ir kad visos bibliotekos erdvės būtų gražios, šviesios, pritaikytos skaitytojams ir kad mes pagaliau baigtumėm tuos remontus. Tai aš suprantu, direktorė, kad jūs esate truputį tokia ir statybų vadovė. Tuose bibliotekininkystės studijose, ko gero, reikėjo ne pramonės šakų ten mokytis, o statybos darbų vadybos. Taip, iš tiesų yra sudėtinga, kada tu turi dar ir statybom rūpintis, kada tos srities neišmanai. Tai labai džiaugiuosi, kad mes turime gerą specialistą, kuris nusimano statybose ir faktiškai joms vadovauja. Gerai, dabar paprašysiu jūsų galbūt nusikelti į ateitį.
Esame su jumis kalbėję prieš keliarius metus ir labai pamenu jūsų išsakytą tą mintį, kai paklausiau, kad kokią ateities biblioteką įsivaizduojate, jūs sakėt, galbūt dronai kažkada pristatinės žmonėms knygas į namus. Tai per tuos 2 metus dar kol kas nepristatinėja, bet gal dabar turite dar ir kitokią viziją, kokia ta biblioteka galėtų būti po 10, po 20 metų. Na, aš manau, kad pirmiausiai atvira biblioteka. Ir ne veltui dabar bibliotekų savaitės ir šūkis yra biblioteka 24/7. Tai yra biblioteka, kuri atvira visą parą, visomis savaitės dienomis, kada nori gali ateiti. Nebūtinai tenais pasitiks bibliotekininkas tuo metu, kada užeisi. Na, dabar irgi pavyzdys iš Dresdeno, iš kurio ką tik grįžau. Ten atviros bibliotekos idėja irgi pradeda įgyvendinti nuo praeitų metų filialų bibliotekose, kur trūksta darbuotojų, tai po bibliotekininko darbo valandų, pavyzdžiui, biblioteka dirba iki 17-18 valandos, o po to tie, kurie turi skaitytojo bilietą už tą, kuriai susimokėjo, gali su tuo bilietu įeiti į biblioteką. Bibliotekoje nėra nei vieno žmogaus, nei kokio sargo, nei budinčio, nei bibliotekininko, nieko. Bet skaitytojas įeina ir jis gali ten daryti tą, ką jisai nori daryti bibliotekoje tada, kai yra žmonės, tik tai negaus konsultacijos. Jis gali pasimti knygą skaityti, jis gali dirbti kompiuteriu, jis gali filmą kažkokį pažiūrėti, jis gali kažkokį žaidimą pažaisti. Šiuo metu Dresdene jisai 10 valandą turi išeiti iš bibliotekos ir mes labai visi stebėjomės, ar iš tikrųjų jie išeina, ar kažko blogo nepadaro. Tai sakė, pas mus šita sistema jau dirba pusę metų, niekas nieko blogo nepadarė, niekas nieko nesulaužė, laiku išėjo. Pasaulyje, ypatingai akademinėse bibliotekose, irgi yra tokia tvarka, kad ir netgi ir Lietuvoje, pavyzdžiui, Vilniaus universiteto biblioteka dirba visą parą, kur gali įeiti, tiesa, ten yra budintis ir ten irgi, tai mano tokia vizija, kad tos atviros bibliotekos, jos bus daugiau tokių. Tam reikalingas, aišku, pasitikėjimas žmonėmis, kas yra vienas iš svarbiausių dalykų, kur mes kažkaip dar taip nepasitikim. Mums atrodo, kad tas skaitytojas kažką blogo būtinai turi padaryti bibliotekoje, o mes esam saugotojai to viso turto, kurį mes čia turime. O kaip rodo patirtis, ar padaro tie skaitytojai kažką blogo? Kaip aš sakiau, Vokietijoje nepadaro. O pas mus? O pas mus visko būna. Būna, kad ir padaro. Ką padaro? Kažką tai sugadina, kažką tai išteplioja, kažką tai pernešioja baldus, na, žodžiu, padaro savo tvarką bibliotekoje. Jau užsiminėte apie žmonės, kurie dirba bibliotekoje. Sakykit, ar šiais laikais yra lengva surasti darbuotojų, kurie norėtų dirbti bibliotekoje? Nes bibliotekininkai kaip profesija nebėra ruošiami Lietuvoje, tai reiškia, kad bibliotekoje dirba įvairių kitų specialybių žmonės. Ir filosofai, ir žurnalistai, ir nežinau, gal programuotojai ir taip toliau. Taip, iš tiesų yra didelė bėda, kad nėra ruošiami bibliotekininkai, dėl to, kad bibliotekoje reikalingi įvairiausi specialistai, kaip jūs ir sakėt, bet reikalingi ir bibliotekininkai. Na, mums pavyksta atrasti specialistų, į kvietimus atsiliepia po 14 kandidatų. Tiesa, iš tų 14 kandidatų būna tokių, kurie aiškiai matosi, kad ne čia pataikė, bet na, paprastai renkame žmonės ne iš vieno kandidato, iš kelių kandidatų. Ir atsirenkam, kai kurie lieka, kai kurie pamatė, kad ne čia atėjo ir kažkiek laiko padirbę išeina, na, nusivylę gal tuo darbu, buvo ir tokių žmonių, kiti išeina ieškoti geresnio gyvenimo, padirbę čia 5-6 metus, atidavę savo nemažą laiko tarpą. Taip kad pakol kas su specialistais dar susitvarkom ir jų atrandam, bet mes esame Vilniuje, dideliame mieste, tai mes turime iš ko rinktis, galima sakyti, bet kolegos iš mažesnių miestų tai tikrai skundžiasi, kad prireikus kažkokio specialisto yra sudėtinga jį atrasti. O kokių savybių reikia, norint dirbti bibliotekoje? Na, kaip aš jau ir sakiau, kad meilė žmogui, empatijos, noro padėti, noro
dalintis ir duoti, nes biblioteka yra apie dalinimąsi ir apie davimą. Tai ne verslas, čia nieko neuždirbsi. Dar noriu paklausti klausimo, kurio tikrai sulaukiu labai dažnai. Kodėl bibliotekos yra išduodamos tik tai popierinės knygos skolinimuisi į namus? Kodėl mes neturime audio knygų, kurios tikrai yra labai populiarios tarp šiuolaikinės kartos atstovų? Na, čia sudėtingas klausimas ir yra kelios priežastys. Viena jų yra tai, kad yra nesutvarkyta įstatyminė bazė. Ir, pavyzdžiui, biblioteka nusipirkus knygą, popierinę knygą, spausdintą knygą, ją gali duoti panaudai, nes taip yra parašyta įstatyme. Tačiau gali biblioteka duoti nusipirkus audio knygą panaudai, įstatyme neparašyta. O kada įstatyme neparašyta, tada reikia susitarti su autorių teisių turėtoju. Tai dažniausiai yra leidykla. Ir to susitarimo dažnai nepavyksta pasiekti dėl to, kad leidyklos viena vertus jos bijo, kad ta knyga duodama panaudai, jinai gali būti ir perrašyta ir, žodžiu, jie praras pelną. Iš vienos pusės, iš kitos pusės nėra nustatyta tvarka, kaip bus kompensuojama už tokių knygų panaudą autoriams. Dėl to, kad už bibliotekose skaitomų knygų panaudą autoriams yra kompensuojama, yra sistema sukurta. Tai aš matyčiau, kad čia yra įstatyminė bazė tiesiog nesutvarkyta. Bet negalima sakyti, kad iš vis audio knygų negali skaitytojai skaityti. Žmonės turintys negalią gali tokias knygas skaityti, bet būtent dėl to jie ir gali, kad įstatymas leidžia tokias knygas net neatsiklausus autorių teisių turėtojų atgaminti, bet tik tai tam, kad ją galima būtų skaityti tam žmogui, kuris turi tokią negalią, kuri neleidžia jam skaityti paprastos knygos. Jūs jau užsiminėte, bet dar perklausiu. Kiekviena perskaityta bibliotekoje knyga tam rašytojui sugeneruoja kažkokį tai pinigų kiekį, ar ne? Nes kartais sakoma, kad aš neskaitau bibliotekoje, nes remiu autorius, perku tas knygas. Bet iš tikrųjų mes remiam autorių ir skaitydami bibliotekoje jo knygą, tiesa? Taip. Yra tokia sistema, ne tik autoriai, yra ir vertėjai remiami, ir dailininkai, iliustratoriai. Taip, yra visa sistema. Yra 10% nuo, žodžiu, kultūros ministerija, kada skiria biudžetą komplektavimo reikmėm, iš karto nuo tos sumos 10% yra skiriama kompensuoti autoriams už galimai patirtas jų, žodžiu, patirtus nuostolius dėl to, kad bibliotekoje žmonės skaito knygas, o nenusiperka savo. Šiandien kalbamės į tikrai ypatingą progą. Biblioteka mini 75 metų jubiliejų. Ar galite apibendrinti, kokia yra toji biblioteka šiandien švenčianti tokį gimtadienį? Na, biblioteka yra gyvas organizmas. Jinai yra visą laiką besikeičianti ir aš labai džiaugiuosi pirmiausiai bibliotekos kolektyvų. Dėl to, kad biblioteka be žmonių, kurie čia dirba, tai yra niekas. Dėl to, kad ir mūsų skaitytojai dažnai ateina ne tik knygos pasimti, bet ateina pabendrauti su žmonėmis. Tai pirmiausiai biblioteka yra kolektyvas, kuris yra darnus, darbštus, kūrybingas. Tai tokia yra biblioteka ir kuris laukia skaitytojų. Na ir koks gimtadienis be palinkėjimo? Prašysiu kažko palinkėti ir mūsų skaitytojams, ir mūsų darbuotojams, ir pačiai bibliotekai. Bibliotekai linkiu ilgų gyvenimo metų, išlikti šitame pastate, puoselėti Adomo Mickevičiaus vardą, jį garsinti, o taip pat skaitytojams suteikti daug džiaugsmingų akimirkų, atradimo džiaugsmo. Ateikite į biblioteką. Ačiū. Šiandien kalbėjome su Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorė Emilija Banionytė. Dėkoju ir geros dienos.